ar ateis pasaulio pabaiga. Parodu. Answer unclear, ask later. Paklausim kitą savaitę. Ir nepamirškite, kad kai investuojate didesnį kapitalą, ilguoju laikotarpiu vis didėjantį kapitalą, 0,1% valdymo mokestyje jau yra didelė suma. Tai ant pirkimo išleisti 5 kartus daugiau man yra visiškai nelogiška. Tai jeigu tavo požiūris būtent į šitą prizmę, kad buvo 5 metų augimas toks, ačiū nereikia, tai nelyščiau iš viso į akcijas, nes matomai dar trūksta edukacijos. Belekas rašo, visoms fiat valiutoms ateina galas. Ok. Ir tada tikriausiai turiu vieną geriausių komentarų, kurį esu matęs. Sveiki atvykę į dar vieną epizodą, kur aptarinėjame jūsų klausimus ir, žinoma, mano atsakymus. Tai labai paprastai aš turiu mintį, kad jeigu žmogus užduoda klausimą komentarę arba parašo žinutę, tikėtina, kad yra dar 10, kokių 20 žmonių, kurie nedrįso galbūt užduoti to klausimą, bet kuris sukosi jų galvoje ir jie galvoja, gal kažkada išsiaiškinsiu. Tai šita rubrika yra sukurta, kad jeigu turite tą vieną klausimą, kuris neduoda ramybės, laisvai palikite jį komentaruose, atrašom ir į komentarus, bet paraleliai atsakom per tokias auditorijos Q&A, tai reiškia klausimų atsakymų sesijas. Be papildomų introductionų važiuojam tiesiai į video, nepamirškite tik tai like, subscribe ir gerinam finansinį raštingumą Lietuvoje. Tai gerai, Aleksandr rašo, labas nestandartinis klausimas. Žmogus investavo daug metų ir netikėtai mirė. Kaip toliau vystosi jos sąskaitos reikalai? Ji auga iki begalybės? Čia šiaip yra toks fun fact iš Fidelity Investments. Fun fact, tai įsvertinkit ar fun ar ne jums. Bet Fidelity kažkada darė tokį, kaip čia, researchą, tai tam tikrą analizę savo portfelių ir sakė, kas yra geriausi investuotojai. Tai reiškia, paėmė tam tikrą laikotarpį, ten nurodos 15 metų laikotarpis buvo, pasižiūrėti, kas buvo geriausi investuotojai. Ir tarp 2000 kažkur ten 4 ar 5 ir man rodos kažkas apie 18, 18, 19. Ir pamatė, kad realistiškai geriausi rezultatai buvo tų sąskaitų, kurių savininkai buvo mirę, nes jie buvo tiesiog neliečiami. Tai reiškia, palikti pinigai dirbo geriausiai. Vėl, kad jums iš jūsų pusės išsigryninti šitą vietą, tai vėl mes turime išsigryninti, kad yra tam tikri paveldėtojai. Tai čia akcentas, kad paveldėtojai kreipiasi į finansinę instituciją, užpildo dokumentaciją, kad žiūrėkit, įvyko mirtis. Ir čia labai paprastai pagal paveldėjimo teisę tiesiog tas turtas pereina naujam žmogui arba naujiems žmonėms padalintas yra. Vėl klausimas, ar jį parduos, ar jis atkeliaus kaip pagal paveldėjimą iš karto tiesiog pagal investicinę sąskaitą, čia jau priklausomai, ar jį reikės dalinti ar nereikės dalinti ir čia atsiranda tokių papildomų niuansų. Bet pačiu paprasčiausią akcentų, jeigu, sakykime, buvo tėvas ir sūnus, tėvas, tarkime, nežinau, numirė ir viską paveldėjo sūnus, tai tiesiog sūnus kreipėsi į finansų įstaigą su visa informacija apie, taip sakant, įvykį, su patvirtinimu, kad žmogus numirė ir per 30 dienų visa sąskaita atkeliauja tiesiog pas vaiką su visa nauja dokumentacija, kad dabar vaiko valdomam portfelyje yra visas tas turtas. Tai tiesiog toks paprastas dalykas. Dabar Emilis rašo Emiliui, baba akcija 24 metų balandžio 2, kai paskelbtas video, kainavo 72. Šiandien 19 kaina sumažėjusi iki 69, apie 5%. Mburi pirkimo kainos vidurkis 87, dabar pozicijos rezultatas -21. Esant tokia politiniai situacijai dėl Taivano nerekomenduočiau investuoti į Kinijos akcijos bendrai. Baba akcija krenta nuo 20 metų spalio, ji nerodo jokių apsisukimo ženklų. Klausimas, ar dabartinė kaina yra dugnas. Galbūt dugnas bus prie 57, o gal dar žemiau. Tai jeigu pirmas dalykas, kad komentaruose aš apskritai niekam nieko niekada nerekomenduočiau, nes nepamirškite, kad negalite rekomenduoti ir čia reguliuojama rinka. Savo įžvalgas galite visą laiką pasidalinti ir čia, jeigu jūsų akcentas yra pagrindė stebėti akcijos kainą ir sakyti, žiūrėkit, nukrito nuo 100 iki 50 ir nematau jokių atsakymų, kodėl turėtų kilti atgal, tai ne į tą veiksmą žiūrite. Tai čia Peter Lynch labai gera pasakyta mintis yra, kad daugelis žmonių nesupranta, kad koreliacija tarp kompanijos pelno ir kompanijos akcijos yra visiškai tiesioginė, tiesiog kartais užtrunka mėnesį, kartais užtrunka 3 metus. Tai jeigu jūs galite fiksuoti, kad kompanijos pelnai auga metai iš metų, kompanijos akcijos kaina seks iš paskos anksčiau ir vėliau, nes vis daugiau ir daugiau investuotojų norės dalyvauti tame veiksme. Iš jūsų pasakymo man rodos, kad jūsų pagrindinis argumentas, žiūrėk, nusipirkai ties tiek, pardavai ties tiek, čia nėra geras pasirinkimas. Tai aš sakyčiau, galbūt peržvelkit kompanijos finansinę pusę ir pasižiūrėkite, ar tikrai žiūrite į tą pusę. Tai jo, tiek.
Dabar Sergej rašo, pradėjau labai investuoti, neskaitant į GD atradus jūsų ir Aleksandro kanalus. Ačiū už turinį, būtų įdomu kada nors padaryti savo portfelio analizę su vienu iš jūsų. Tikriausiai tokia galimybė įmanoma. Tai sakyčiau tiesiog, nepamirškite, kad mes darom tas realių situacijų apžvalgas, kurios šiuo metu, man rodos, užsipildžiusios gal 5 savaitėm į priekį yra, bet visą laiką galite palikti ir kažkurio momentu daisim iki jūsų situacijos. Tai vėl užpildot klausimyną, ten 30 klausimų ir, taip sakant, į lūkesčius tiesiog įrašykite, kad norite, kad peržiūrėtume jūsų portfelį ir tikrai pasižiūrėsime. Tai Financial Lithuanians kanale, nuorodą aprašyme, ten atsakinėjame šitas situacijas, tai užsukit, pasižiūrėsim, tikrai pakomentuosim, visiškai nemokamai šitą funkciją. Tai to. Arnas rašo super video, ačiū Arnai. Šarūnas, Emili, tu tiesiog privalai padaryti detalesnį video su visais niuansais, finansais taip pat. Žiauriai noriu nukeliauti į New Yorką, renku visą info ir dievaš vieno gimtadienio progą jame atsidursiu. Tai čia į vlogą, mano pirmą vlogą iš tiesų, kurį paleidau, kad keliavau po New Yorką. Priseksiu čia nais, jeigu kas nors norėsite pasižiūrėti, tai 4 dienas praleidau New York'e. Bet tikrai padarysiu išsamiau, tik nepamirškit, kad pirmas tokio tipo video, tai yra daug klaidų, kurias jau pridirbau filmuodamas, tai kartais kai kurie dalykai man pačiam užkliūna, bet žiūrėsime, jeigu tik tokio tipo turinys patinka, tai darysim ir daugiau ateityje. Egidijus, ačiū, super pamoka ir taip galiu jūsų klausytis ir klausytis. Labai smagu, kad patinka, labai smagu, kad naudojatės, labai smagu, kad, taip sakant, iš tiesų žengėt žingsnius po šitų edukacijų. Tai ačiū už tokius komentarus. Turgus rašo superinis turinys, daugiau tokių video apie New Yorką. Darysim. Ingai irgi įdomu New Yorkas. Smagu Inga. Tuoj bus antra dalis. Šį sekmanį tikriausiai iškeis. 15 kumeliukų dėkui už info. Prašom. Gerai. Emilija man suvedus VUAA, man išmeta Vanguard S&P 500. Tai galvoju, kad čia tos, apie kurias jūs šnekate. Ačiū. Teisingai, VUAA yra Vanguardo fondas. Tai dabar, kad žmonės truputį atskirtų tą S&P 500, esam kelis kartus aptarę, bet vis pasikartojam šitoje vietoje. Tai S&P 500, ten, kur dažniausiai matote per televizorių arba kažkas, kaip pasakoja, kad ten 5000 kažkiek vienetų, tai yra taisyklių mišinys, kuris dabar vertina dabartinę vertę to paties indekso. Į patį S&P 500 tiesiogiai neįmanoma investuoti. Čia reikia suprasti šitą vietą. Dabar kaip atsiranda tas galimybė į investuoti? Atsiranda investavimo kompanijos, tai BlackRock'as, tas pats Vanguardas, tas pats ten Fidelity, tas pats, daug skirtingų fondų, į kurie gali sakyti, aš turiu vadovą, kuris renkasi, ką pirkti, ką parduoti. Arba aš galiu investuoti pagal taisyklių mišinį. Tai jeigu fondas sako, pavyzdžiui, Vanguardas sako VUAA, aš noriu investuoti pagal S&P 500 pasyvę strategiją, jokių aktyvių veiksmų papildomai. Tai reiškia, VUAA yra tiesiog pasiėmęs S&P 500 taisyklės, kas yra Standards & Poor's kompanija, kuri nusprendžia, kas yra tie top 500 verslų dabar, ir sako, aš tiesiog pagal ją investuosiu. Ir čia atsiranda, kad Vanguardo VUAA ir atitinka tą S&P 500 strategiją. Bet tas pats ten BlackRock'o, pavyzdžiui, SXR8 irgi atitinka tą pačią S&P 500 strategiją, tiesiog tai yra BlackRock'o fondas. Tai reiškia kitos kompanijos fondas, kuris identišką strategiją turi. Galbūt jūs ten per kokias 5 metus galite matyti ten 0,02% skirtumą, bet čia yra realistiškai identiškos strategijos ir identiška trajektorija, į ką investuojate. Tai, ja. Gerai, Giedrius rašo, jeigu investuoji tik į akumuliuojančius ETF-us, kaip pamatyti reinvestuojamus dividendus, kokio pelno maždaug tikėtis po 10 metų? Nepamatysit. Tai šitoje vietoje jūs turite suprasti, kad vienas tas vienetas, kurį jūs perkate, tai paimkim tą VUAA, jis yra kiek dabar 95 baksai, 100 baksų, kažkas tokio. Tai prie jo vieno yra pririšta kompanijų, 500 skirtingų kompanijų ir jų dalelytės. Tai reiškia ne kiekvienas vienetas, nes viena kompanija, ten kai kurios kompanijų vienetai kainuoja 100, kai kurie 200, kai kurie 1000 kainuoja. Tai dabar, kai dividendai yra reinvestuojami, yra papildomas tas pats turtas ir didesnis kiekis yra pririšimas prie to vieno vieneto. Tai tas vienas vienetas verte tampa didesnis. Tai reiškia, kapitalo prieauga tampa truputį didesnė. Dabar, jeigu reikėtų nagrinėti distributing ETF ir accumulating ETF ir žiūrėti į, sakykime, 10-mečio rezultatus, tai accumulating turėtų turėti truputį didesnius rezultatus. Bet jeigu imam tokią grąžą kaip S&P 500, tai dividendai šiuo metu yra ten apie 1%. Tai mes kalbam labai mažą skirtumą ilguoju laikotarpiu, taip sakant, tiesiog, kad jums laiko bus mažiau sąnaudų su accumulating pasirinkimu. Jeigu žiūrėtumėte į kažkokį, kas ten išmoka labai didelius dividendus, čia jau atsirastų truputį didesnis skirtumas.
Tai, o kokio pelno maždaug tikėtis po 10 metų, tai aš žiūrėčiau indekso ilgalaikę istorinę grąžą su akcentu, kad tai nėra garantas. Taip sakant, istorija negarantuoja ateities, tai jūs turite statyti, kad strategija ateičiai dar vis jums bus pelningesnė. Kaip pavyzdys, jeigu žmogus renkasi S&P 500, tai jūs statot, kad Amerika išliks pasaulio pagrindinė ekonomika ir stipresnė ekonomika negu kitos ir kad ji auks arba taip pat kaip likęs pasaulis, arba greičiau kaip likęs pasaulis. Jeigu jūs manot, kad Amerika auks lėčiau, tai S&P 500 neatrodo kaip logiškas pasirinkimas. Tai čia tokios irgi papildomos įžvalgos. Silvija rašo, kad New Yorkas labai patiko. Smagu, kad tiek įspūdžio apie New Yorką, kaip tik už kelių dienų atėjaus naujas. Aurelijai, ačiū tau, Aurelijai, labai patinka, kad vis komentuoji. Smagu buvo pabendrauti, dar laukiu įžvalgų apie knygą, kurią padovanojau, kai bendravom. Robertas rašo, labas Emili, gal galėtum kada padaryti video apie investavimą per Lietuvos bankus. Pats taipogi esu įdėjęs įvairiose vietose pinigų, tai būtų įdomu išgirsti iš tavęs nuomonę apie investicijas per SEB, Swedbanką. Ačiū. Jeigu jūs renkatės Baltijos biržą, sakykime, pavyzdžiui, pasirinkimas, ten tas pats Ignitis koks nors, kažkos iš Baltijos biržos, tai aš sakyčiau, Svedas tikriausiai bus paprasčiausias pasirinkimas, nes yra nemokamas pirkimas ir iki 30 000 jokio valdymo mokesčio. Jeigu jūs kažkokiu atveju nusprendėte, kad jums tinka jų pačių fondai labiau, tai ten Robur fondai, Sebas irgi savo turi visokių fondų, ten Minoras irgi turi savo pasirinkimų, gal ir jūsų variantas per tą prizmę, kad turit žmogų, su kuo galite dažniausiai pabendrauti, turit ofisą čia Vilniuje, kur galite nukeliauti, bet iš mano bendros pusės, tai jeigu mes keliaujam ir jeigu mes lyginam aktyvius fondus, kurie yra, sakykime, Svedė, Sebė, Luminore ir renkamės paprasčiausius ETF-us iš viso pasaulio, biržų, kurie gali labai lengvai aplenkti juos, tai pagal turto valdymo mokestį mes sumokėsime gerokai mažiau ant ETF-ų ir šitoje vietoje banko pasirinkimai dažniausiai pralaimės. Per bankus mes galime pasiekti tuos pačius ETF-us, bet tada pirkimo mokestis dažniausiai būna nuo 8 iki 15 eurų, kartais netgi daugiau. Pas brokerius tai yra 2-3 eurų pasirinkimas. Tai ant pirkimo išleisti 5 kartus daugiau man yra visiškai nelogiška. Tai vienintelė išimtis, jeigu jūs renkatės Baltijos biržą, tai Svedas galbūt būtų pasirinkimas. Bet šiaip aš eičiau pas profesionalus šitos srities, tai reiškia brokerius, tai mes darbuojame su Freedom 24 jau daugiau negu 2,5 metų. Tai jeigu šitas variantas, labai mažai priežasčių yra, kodėl jums turėtų būti bankas geresnis prioritetas. Vėl, kai kurie žmonės ten sako, kad Robur fondai yra labai panašus į tuos pačius ETF-us, bet perskaitykite KYC ir KIDus iki galo, taip sakant, kad ta valdymo struktūra gali bet kada pasikeisti ir valdymo mokesčiai dar vis yra didesni. Ir nepamirškite, kad kai investuojate didesnį kapitalą, ilguoju laikotarpiu vis didėjantį kapitalą, 0,1% valdymo mokestyje jau yra didelė suma. Tai vėl, yra gerų pasirinkimų, yra blogų pasirinkimų. Tai jeigu kažkuris ten fondas siūlo daugiau negu 0,5% turto valdymo mokestį, labai pagalvočiau, ar iš tiesų tai yra geras pasirinkimas ir pabandykite. Yra daug skaičiuoklių, kurios rodo, kas būna jūsų portfeliu ir kiek tūkstančių arba 100 000 galite prarasti, jeigu vien šitoje vietoje padarysite tą mažą klaidelę. Tai jo. Matau, kad belekas rašo bent jau Svebė, tai kosminiai mokesčiai. Asmeniškai pamandžiau ir supratau, kad tikrai neapsimoka, geriau susirasti patėjimo platformą su kur kas mažesniais mokesčiais. Labai pritariu. Plus dar akcentas, kad jeigu į individualias kompanijas investuoja, tai pastaruoju metu mane užplūdo dėl V8 bent formas, kad bankai iš vis nustojo šitą galimybę netgi duoti, netgi mokama. Kažkurio momentu jį buvo mokama galimybė, tai per brokerius, tai interakcijos apskritai automatiškai už jūs supildo, Freedome tai yra nemokama funkcija, 30 sekundžių užtrunka supildyti. Tai aš kaip minėjau, pas mus Freedomo pasirinkimas atrodo efektyvesnis. Audrius rašo, ar metų bėgėje galimas rinktas rinkos crash. Rinkimų metai ir Bidenas tikrai nenori krentančių rinkų, tai Fed manipuliuodami infliacijos, nedarbo lygio ir NT duomenimis sukels pernelyg didelę rinkų euforiją, nors realybė ekonomika lėtės ir klausimas, kaip ruošiesi tokioms krizėms, čia veikiau ne psichologiškai, bet kokiais finansiniais instrumentais. Audriau, galbūt komentaras toks, kad jeigu, ar įmanoma, kad rinka crashins? Tikrai, gali būti, kad sekantį mėnesį. Gali būti, kad kai šitas video išeis, šitas video savaitgalį išeis, tai rinka dar nebus crashinus, taip sakant, savaitgalį uždaryta rinka, bet bendrai paėmus, kad jį gali už mėnesio, už metų, už 5 metų, už 10 metų crashin, gali būti iš viso, kad niekada necrashins, nes yra istorijų, kai, man rodos, Australijos marketas 30 metų išlės neturėjęs krizės kažkurio momentu. Tai vėl argumentas šitoje vietoje yra labiau, kad nesitikėti kažko, kad
tiksliai atspėsi tą krizės laikotarpį, bet visą laiką būti pasiruošus tam. Nu, tai finansinė pagalbė, per didelį įsipareigojimą, kad jų apskritai nebūtų, suvaldomas tas pajamų srautas iš skirtingų šaltinių, kad jeigu ką galite atsiremti į kažkokias skirtingas sferas ir ta ilgalaikė strategija, kad psichologiškai vis dėlto neliesite savo pinigų. Tai man išlieka visą laiką. Vėl, jeigu viršijote kažkur 100 000 portfelį, aš galbūt paskatinčiau turėti papildomą gal 10% kažkur net worth, kuris būtų skirtas galimybei. Tai reiškia, kad galbūt investuosiu į kažką, kas turės tam tikrą didelę nuolaidą čia nais. Tai va, aš per pandemiją man labai gražiai pavyko kovo mėnesį papildomai ten apie 20 000 investicijas sukišti, vien todėl, kad turėjau tų pinigų tada ir ten. Jeigu nebūčiau turėjęs, tai tikriausiai būtų užtrukę apie mėnesį gauti tos pinigus, ir jau būtume pusiaukelėje atsistatę. Tai vėl, iki 100 000 aš viską tiesiog dėčiau investicijas ir tiesiog savo situaciją prižiūrėčiau. Tai va. Mindė like and share, priminimas jums visiems iš Mindės, kad like ir share šitą video. Taip pat, kad puikus video su taupimo iššūkiu, smagu, kad patiko toks truputį kitokio tipo 4 savaitgalių iššūkis, kur jeigu nežinote, kaip geriau elgtis su savo finansinė situacija, manau, kad čia bus geras pirmas žingsnis. Rūta rašo, pažiūrėjau per 5 metus vos 20% augimas, gal turėkit savo tokios kompanijos akcijas. Tai Rūta, jeigu pas tave argumentas yra, jog kompanija užaugo 200% per paskutinius 5 metus ir todėl aš ją pirksiu, tai nepamiršk, kad yra tas return to the mean. Tai akcijos kaina, akcijos vertė dažniausiai priklauso nuo pelno. Tai reiškia, jeigu mes brėžiam tą didelę liniją, kad kompanijos pelnas vis auga, tai akcijos kaina dažniausiai tai viršų, tai žemyn, tai viršų, tai žemyn, tai viršų, tai žemyn. Tai investuotojai arba per daug euforiškai nusiteikia, arba kaip tik pesimistiškai. Tai jeigu kompanijos pelnai pastoviai augo į viršų, o kompanija buvo ir toliau nuvertinta, sakykime, paaugo tik 20% per 5 metus. Tai ar čia yra geresnė tau galimybė, nes tikėtinas augimas yra gerokai didesnis, ar jeigu kompanija išaugo ten 1000%, o kompanijos pelnai išaugo ten kokius 5 kartus tik tai. Tai kur yra didesnė galimybė investavimo? Tai jeigu tavo požiūris būtent į šitą prizmę, kad buvo 5 metų augimas toks, ačiū nereikia, tai nelyščiau iš viso į akcijas, nes matomai dar trūksta edukacijos. Šmignas rašo, Yahoo Finance rašo, kad dividendai 4,58, Nasdaqas, kad 8,7, Google apie 12%. Kurio šaltinių tikėti? Tai įsivertink nuo kokios šitos, kaip čia, kokią informaciją rašo. Kartais būna trailing 12 months, kartais rašo paskutinių metų, taip sakant, paskutinės išmokos. Paraleliai aš visą laiką sakau, kad kompanijos, taip sakant, pačioje prezentacijoje dažniausiai rasti tiksliausia informacija ir man dažniausiai patinka naudoti tą patį rodiklį. Tai jeigu matai, kad dividendai yra išmokami, reikia vertinti su dabartinė kompanijos kaina. Tai jeigu, sakykime, kompanija išmoka $5 ir dabartinė kompanijos kaina yra $50, tai dividendai 10%. Bet jeigu kompanijos akcijos kaina staigiai paaugo iki 100, tai dividendai nukrito iki 5%. Tai jeigu kažkas naudojo informaciją tada, kai kompanijos akcijos kaina buvo 50, tai dar vis rašys 10%. Tuo pačiu tas, kas atnaujino informaciją ir pamatė akcijos kainą šokčančiai viršų, tai mato, kad dividendai jau yra tik 5%. Tai čia kartais tiesiog informacijos lagas duoda šitą kabliuką. Gerai, o kaip su apmokestinimu dividendų iš Norvegijos? Tai vėl labai paprastai, dvigubas apmokestinimas, 15%, vėl reikės išsigrinti, kad tai yra kronos, bet jeigu mes žiūrim, vėl Norvegijos kompaniją čia nais paėmėm iš tos pačios US biržos, tai čia yra US listinguojama kompanija, tai iš Norvegijos atkeliauja į US, iš US biržos mes gauname dividendus pas save. Tai čia tas pats Amerikos dividendai, skaitykit, nes iš Amerikos listinguojamos kompanijos perkam. Ačiū, mili, prašom. Belekas rašo, visoms fiat valiutoms ateina galas. Ok. Doleris bus paskutinis, kuris užsilenks, nes jis rezervinė pasaulio valiuta. Praktiškai visos pasaulio valiutos nepadengtos nieko ir neturi galutinio limito. Realiai geriau naudoti BTC, auksą ir šiaip taupyti investuojant į realų turtą, nei laukti, kol ateis hiperinfliacija, kuri garantuotai bus iki 30 metų. Nu, belekas, čia toks, žinai, kur aš turėjau šitą. Ar ateis pasaulio pabaiga? Nu, parodyk. Answer unclear, ask later. Paklausim kitą savaitę. Tai argumentas, kad pasaulio pabaiga ir viskas, ir taip sakant, jau neverta investuoti į bet kokius dolerius, eurus ir taip toliau,
matomai trūksta papildomos edukacijos ties finansinė infrastruktūra ir kiek yra joje visos kontrolės sudėtos į pačias valdžias. Ir pasakyti, kad šiandien kripto pasaulis, aukso pasaulis ar realus turtas duos tą, taip sakant, geresnį pasirinkimą, tai man grįžta klausimas, ką dar turit galvoje realus turtas. Nes aš realiai pritariu, kad dolerių ar eurų ar bet kokia kita valiuta laikyti turtą nėra logiška, nebent tai yra saugiklis tam trumpam laikotarpiu. Bet realus turtas, kaip pavyzdžiui verslas, kai mes perkam verslo akcijas, arba tam tikros paskolos verslams, paskolos žmonėms, arba dar kažkam kitam, irgi yra tam tikras įrankis. Tai aš visą laiką linkstu prie to, kad jeigu mes turime diversifikuotą portfelį, kuris ilgalaikiai perspektyvoje yra sudėtas pagal tam tikras strategijas ir mums neša naudą, tai čia bus geriausias pasirinkimas. O jeigu esame įsitikinę, kad pasaulis pasibaigė ties 30-ais, nes bus hiperinfliacija per visą, taip sakant, viso pasaulio visas valiutas, tai yra kažkoks, aš dabar neatsimenu to termino, bet yra vienas argumentas, kad kiekviena karta dažniausiai yra linkusi galvoti, kad čia jau yra ta paskutinė karta ir pasaulio pabaiga artėja. Tai man tas visom fiat valiutom ateina galas skamba labai panašiai. Gerai, Mindė rašo, sveikas Emilį, pradedu ir aš savo eksperimentą, gyvenu Anglijoje ir noriu nusipirkti S&P 500 ar Vanguard S&P 500 ETF USD ACC VUAG, čia tas pats S&P 500, ar jis rodys tokius pačius rezultatus, kaip NYSE rinkoje perkamas S&P 500. Tai čia tiesiog Londono birža ir VUAG, jeigu aš neklystu, yra dar net svarais. Tai realiai jums susitaupo dar ant valiutų keitimo. Tai tikrai tas pats, jeigu labai norėtumėt, tai galėtumėt pirkti tą patį ten dolerių pasirinkimą. Tas pats VUA irgi prieinamas tik, taip sakant, dolerių pasirinkimu. Tai ta strategija išlieka ta pati, tiesiog valiutos pirkimas išlieka kitas. Tai jeigu mes argumentuosim, kad ilguoju laikotarpiu valiutos poveikis neturės ten per didelios įtakos šitai vietai, tai tikrai matysite identiškus rezultatus, nebent šokinėsite. Tai šokinėsite turiuomenį, painvestavau truputį į tą patį ten dolerių pasirinkimą, tada painvestavau truputį į eurų pasirinkimą, tada truputį į svarų pasirinkimą. Jeigu labiau norite ieškoti, kur valiutos tas hedžas atsiranda, tai reikia ieškoti ETF-ų, kurie yra vadinamai hedged. Tai reiškia, yra tam tikri opcionai sudėti į tą patį ETF-ą, kurie suvaldo valiutos riziką ateičiai. Tai čia kitas truputį pasirinkimas. Mindė rašo po 4 taupimo iššūkio, kad bankrotas ir nepavyko. Tikėtina, ne visus žingsnius sekėt. Ir tada tikriausiai turiu vieną geriausių komentarų, kurį esu matęs, tai Vaidulis parašė. Susimokėk savo pirmą jau virš 24 mėnesių. Padidėjus atlyginimui plus 10% nuo skirtumą investicijas, tik. Pradėk investuoti tie patys 24 mėnesiai pradžiai, treidinimas, sudegink dalį ir iš to pasimokyk. Irgi ček. Vis dar nerealizuotas minusas plus lendi. Atrask Emilį ir Aleksandrą Financial Lithuanians kanale. Ček. Susidėmėk dividendinių investavimų. Ček. Atsidaryk prie esamų investicinių įrankių Freedom 24. Ček. Gauk pirmus mėnesinius dividendus. Ček. Įsineš dalį pagalvės į sąskaitą ir gauk kapsiukus. Ček. Palinkėsiu savo ir kitiems nesustot ir nuo tada jie gyveno ilgai ir laimingai. Gyveno ilgai ir turtingai. Labai geras komentaras. Tai va, tiek šiam kartui, tikiuosi patiko. Čia paliksiu video, jeigu nežinot nuo ko pradėti, kaip paprastas praktinis eksperimentas per 20 mėnesių pasiekė 10 000 sumą. Ir tuo pačiu palinkėsiu, kad nepamirštumėt užduoti klausimų. Jeigu kažkas neduoda ramybės, paprasčiausias komentaras ir grįšiu pas jūs jau sekančią savaitę. Like, subscribe ir iki kitų kartų.